Turime pirmus pasėlius pasėtos su tempu mūsų sėjamoje. Ką galim akcentuoti žiūrėdami iš šitus rapsus, tai yra mūsų sėjamosios iškopijavimą dirvos paviršiaus, toliau į sėklų išdėliojimą eilutėje ir į galulaukio atjungimą. Tai sėjamoji dirba 3D dimensijoje, išlaikydama šios 3 parametrus tolygius. Tai duoda tolygų augalų sudygimą, duoda sėklų taupimą atjungus galulaukės. Ūkininkas gali priimti sprendimą, kada purkšti, kada tręšti, matydamas vienodą augalų išsivystymą. Vienodas augalų vystymasis, nėra konkurencijos tarp augalų ir kiekvienas augalas gauna tolygų pamaitinimą. Na ką, prieš kviečių sėją reikia apžiūrėti, kaip atrodo tas rapsų laukas, kuris ėmė rugpjūčio 14 dieną. Laukeliuose matome, augalai išsivystę puikiai. Augalai yra 6-7 lapelių augimo stadijoje. Vieną kartą nupurkšti augimo reguliatoriumi ir kaip matome, jau yra poreikis greitų metų naudoti antrąjį augimo reguliatorių. Stebint tokius šiltus rudenis, rekomendacija būtų pagalvoti apie vėlyvesnę sėją. Šiuo aspektu tokį bandymą padarėme. Kaip minėjau praeitame video, veislę triatlon sėjome 3 skirtingomis normomis. Taigi pasižiūrėkime, kaip atrodo augalai. Čia turime išsirovę po 2 augalus iš kiekvienos skirtingos jos normos laukelio. Tai kaip matome, augalai visi išsivystę puikiai, bet optimaliausias variantas atrodo būtų 35 augalai kvadratinį metrą. 20 augalų į kvadratinį metrą augalai išsivystę puikiai, tačiau kyla truputėlį rizika, kad po žiemos gali turėti įtakos galutiniam derliaus rezultatui. 50 augalų šiuo atveju galbūt kažkiek per tankiai, tai būtų rekomenduojama vėlesniai sėjos normai. 35 augalai arba 40 augalų į kvadratinį metrą, manau, idealus variantas sėjant apie rugpjūčio vidurį. Kaip minėjau, praėjusio filmavimo metu, rapsų sėjos metu, šiame lauke visi rapsų laukeliai sėklos yra padengtos insekticidiniu beicu Lumipoza. Šį preparatą Baltijos šalių rinkai pristatėme pirmieji, mes Rapulis, ir sėklas padengtas Lumipoza insekticidiniu beicu rekomenduojame dėl kelių aspektų. Visų pirma, žodis insekticidinis atskleidžia, kad šis beicas iki 5-6 lapelių stadijos padeda kovoti su biotiniu stresu, konkrečiau su vabalais, tokiais kaip spragė, kopūstinės muselės lerva ir rapsinis pjūklelis. Taip pat daugelyje bandymų pastebime, kad sėklos padengtos Lumipoza beicu padeda geresniam augalo ankstyvajam vystymuisi. Ypatingai gerai išsivysto šaknų sistema. Kaip sakant, geresnė šaknų sistema, sveikesnis augalas. Ir taip pat padeda lengviau atlaikyti abiotinį stresą, kas būtų labiau orientuota į sausrą. Geresnė šaknų sistema, didesnis atsparumas vandens trūkumui. Rudenį iš tikrųjų yra pakankamai daug veiklos ir mes rudenį galim tikrai suformuoti gerą pradžią, o gera pradžia jau kaip ir pusė darbo. Tai vėlgi, žiūrint į rapsus rudenį, yra keletą elementų, kurie yra patys svarbiausi, tai ir fosforas, ir kalis, bet nepamirškime ir mikroelementų kaip manganas, kaip boras. Rudenį svarbu užsiauginti gerą šaknį, užsiauginti šaknies kaklelio skersmenį nuo 1 cm, nes vėlgi, jeigu augalas turi labai ploną šaknį, jeigu jisai žiemą išgyveno, bet pavasarį mes turim problemą su tuo, kad pats stiebas ganėtinai bus plonas, jis greičiau žydės, jis neturės daug šoninių atšakų ir mes turėsime mažesnį derlių. Tai rudenį mes turim veiklos rapsuose ir ganėtinai nemažai. Jeigu žiūrint per pačius elementus einant, tai vėlgi, jeigu turit rapsą, kuris tikrai sunkiai vystosi, kur nedaug lapelių, sakykime, lengva labai žemė arba kaip tik labai sunki žemė, tikrai dar yra laiko, nes šilta ir ko gero šiais metais irgi bus ganėtinai ilgas ruduo ir tikrai mes galim dar tai padaryti. Tas pats Ruteris su Humistaru. Puikūs produktai, kurie suaktyvins augalo augimą. Armonika, koncentruotas fosforas ir kalis. Taip pat augalui vėlgi suformavus stiprią šaknų sistemą, bet tam, kad pasimtų maisto medžiagas pilnai iš dirvožemio, kad suaktyvinti augimo funkcijas ir pilną vegetaciją, tikrai galima naudoti ir biostimuliatorius ir netgi rekomenduotina tam, kad augalas maksimaliai pasimaitintų ir sukauptų daugiau sausųjų medžiagų, cukrų. Tai vėlgi tokiam rapsui rekomenduočiau panaudoti Biomor. Nereikia didelės dozės, 50 ml pilnai dirbs ir pasiims maisto medžiagas tai, kas įdėta į dirvožemį. Nes tai yra sandėlys, iš kurio rapsas turi pasimaitinti ir pasiruošti žiemai. Taip pat yra svarbu rapsui manganas. Nepamirštam naudoti mangano.
ką jisai daro. Ne tik tai pačiam augalui suintensyvėja fotosintezė, bet ir cukrų gamybai, kaupimui sausųjų medžiagų. Tai, ką rudenį rapsas sukaups, iš to pavasarį augs naujos šaknys ir lapai. Tai jisai turi pakankamai turėti atsargų. Kalbant apie borą, jau visi tikrai žino, kad boras rapsuose rudenį būtinas. Geriau purkšti keletą kartų vien tik dėl to, kad reikia žiūrėti, koks rapsas. Yra tekę matyti, kai rapsas ganėtinai mažas, o boro kiekis yra didelis. Kas atsitinka? Boras tampa toksiškas ir vėlgi mes pjaunant patį rapsą būna šitoj vietoj sumedėjimas. Vadinasi, ir maisto medžiagos, ir vanduo, ir viską ganėtinai sunkiai kaip jaunasi, sunkiai praeina ir į patį augalą. Taip pat yra svarbu boro kiekis, ar nėra trūkumo. Šiuo atveju jau kaip ir norėtų augalas boro. Visi puikiai ūkininkai žino, atsiranda įtrūkimas, ten vėlgi ertmė, kur gali būti ir ligos, ir kitos problemos. Tai panaudojimas boro yra būtinas rudenį, tik reikia prisiminti. Boras, jisai bijantis šalnų produktas elementas. Jeigu yra rizika, kad naktį šalnos ar sekančią, tai borą reikėtų pasirinkti su jūros dumbliais. Nes tada mes apsaugom ir augalas nestresuoja, negauna šalnos streso, netampa toks raudono atspalvio ir mes turime intensyvų augimą. Tai jeigu su jūros dumbliais, tas pats filgrinas boras, molibdenas ar askotopas boras, molibdenas plus, tikrai yra produktų, ką galit pasirinkti, tiesiog įvertinkite visas galimybės, įvertinkite, ką kada naudoti ir ką. Auginam rapsą ir tikimės geros žiemos ir gero pavasario. Džiaugiamės šiltais orais šį gražų rudenį. Vyraujant šiltiems orams rudenį mes stebime laukus ir galvojame, ar čia sėti, ar dar vėlinti sėją. Dažnai pasirinkamas ankstyva sėja, todėl kad tada liktai jautiesi saugesnis, kad tikrai augalai sudygs laiku ir viskas bus padaryta laiku. Tačiau šiltėjantis klimatas mus verčia pagalvoti ir apie naujas problemas, naujus iššūkius. Tai yra geltonosios žemaūgės virusas, kuris prieš derliaus nuėmimą išryškėja juodomis varpomis pasėlyje. Mes dabar jau rudenį turim 4 metų rezultatus Dotnuvoje, kad žieminių kviečių derliaus nuostoliai gali siekti iki 2 tonų ir daugiau išplitus amarams žieminiuose kviečiuose ir pakanka net 5–10% apniktų augalų žieminių kviečių pasėlyje, kai jie yra 2 lapelių tarpsnį, kad liga smarkiai išplystų ir atneštų didelius rezultatus ūkininkams. Rekomenduojame neskubėti su ankstyva sėja, tačiau ruduo šiais metais išskirtinai šiltas, todėl reikia tiesiog pasidėlioti ir sekti meteorologinės sąlygas. Dažnai klausiama, ar tikslinga naudoti insekticidus. Insekticidus taip galima naudoti, bet tada turi būti ne mažiau kaip 2 lapelių tarpsnio augalai ir jų išplitimas pasėlyje viršyti bent jau 5%. Amarus matom ne tik žieminiuose kviečiuose, bet matome ir žieminiuose rapsuose. Tai irgi tikėtina ne tik mikoplazmos, ką mes šiemet labai matėme žieminių rapsų pasėliuose, tačiau gali išplisti ir virusinės lygos taip pat ir žieminiuose rapsuose, ne tik žieminiuose kviečiuose. Daugelis ūkininkų jau supranta, kokią naudą yra herbicido panaudojimas po žieminių kviečių pasėjimo, būtent iš rudens. Tad mūsų bandymuose panaudosim Saracen Delta bei Fragma Delta. Jie to paties pavadinimo, skirtingi pavadinimai, bet ta pati veiklioji medžiaga, fluorosulamas bei diflufenikanas, kuris būtent gamykliškai suderintos 2 veikliosios medžiagos, kurios veikia kontaktiškai per lapus jau ant sudygusių piktžolių, bei antra veiklioji medžiaga diflufenikanas veikia būtent per dirvą, kuris užtikrina maždaug dar 8 savaičių papildomą veikimą per dirvą ir neleidžia naujom piktžolėm sudygti. Ir ūkininko dažnai paklausiu, kaip jums, kokia nuomonė apie būtent Saracen Deltos ar Fragmos Deltos panaudojimo? Daug kas atsako, tiesiog ramu. Sakau, ką tai reiškia, tiesiog ramu. Sako, tikrai garantuotai, kad suveiks būtent prieš 2 skiltės piktžoles, tokias kaip kibieji lipikai, šunramuniai, rugiagėlės, kiečiai, raudonžiedės notrelės, tame tarpe sunkiai kontroliuojamos našlaitės, daržinės žliūgės. Ir tarp
Taip, tarp kitko, ūkininkams dar labai aktualu būtent po žieminių kviečių sėjos sunaikinti prieš tai augintų kultūrų pabiras, tokias kaip pupos, žirniai, grikiai, tai būtent Saracen delta bei Fragma delta puikiai susikontroliuoja būtent su tom problematiškom, galim sakyti, piktžolėm. Saracen delta bei Fragma delta galima naudoti mišiniuose su kitais herbicidais, vienskiltiniais herbicidais, turinčiais veikliosios medžiagos sudėtyje prosulfokarbas arba flufenacetas, užtikrinant veikimą būtent prieš vienskiltės piktžolės. Tokiu atveju mano rekomendacija panaudoti šių dviejų produktų mišinius, kai javai pasiekia 2-3 lapelių stadiją ir net turim jaudintis dėl didesnių dviskilčių piktžolių, nes būtent fluorosulamas esantis tiek Saracen deltos, tiek Fragmos deltos sudėtyje užtikrina puikų veikimą būtent kontaktiškai per lapus. Na, o kas liečia, jeigu tik tai ūkininkas planuoja panaudoti herbicidą prieš dviskiltės piktžolės, tai Fragma delta ir Saracen delta galima naudoti ilgą laiką po sėjos iki krūmymosi netgi pradžios arba kol netgi galima įvažiuoti į lauką. Ir veikia prie žemų temperatūrų, netgi +5 laipsniai šilumos. Ką verta dar paminėti, matėte, gaudyklėse jau turim pagavę ir per 2 paras ir amarų individų, būtent sparnuotų individų keletą rūšių. Tai tas parodo, kad tikrai migruoja amarai pasėliuose ir būtent prieš miežių geltonosios žemaūgės virusą, kurį būtent platina amarai. Lietuvoje turime vienintelį registruotą sisteminį insekticidą, būtent karnadiną, kuris užtikrina puikų veikimą prieš būtent amarus, kurie perneša virusinės ligas. Sisteminis insekticidas mums užtikrina gerą veikimą, nes jis pernešimas į naujai beaugančias lapų dalis bei veikia translaminariškai. Tai būtent padengta lapo viršutinė dalis, veiklioji medžiaga atsiras apatinėje lapo dalyje, kur dažniausiai ir slepiasi būtent amarai ir užtikrina būtent ilgalaikį veikimą prieš kenkėjus. Pristatome naujos kartos sėjamąją Prosit. Ši sėjamoji susideda, galima sakyti, iš 2 sėjamųjų. Tai yra tempų sėjamosios ir grūdinis sėjamosios. Ir šitas hybridas leidžia mums sėti dabar ne tik kukurūzą, ne tik rapsą, ne tik cukrinius runkelius, bet ir grūdinės kultūras. Tai yra kviečius, miežius, avižas, taip pat galima ir žirnius, ir pupas. Principas toks pats kaip ir tempų sėjamosios. Sėjamoji po vieną sėklą paima į sėjos diskelį ir įdeda į žemę į tiksliai nustatytą gylį ir į tiksliai nustatytus atstumus tarp sėklų. Sėjamoji Prosit V24 yra sukomplektuota su trąšų įterpimu. Trąšos atkeliauja iš priekinės talpos, fronthoperio, kuris montuojamas ant traktoriaus priekinės pakabos ir per šitą vamzduką įterpiama kartu su sėklai tą pačią vagutę. Kadangi šita sėjamoji sėja lygiai tokiu pačiu principu kaip ir tempų sėjamoji, tai yra dozuoja po vieną grūdą į žemę, tai galima sumažinti normą vienetais į hektarą ir išgauti tokį pat derlingumą, lyginant su ją su tradicinė sėjamaja. Normas jos rekomenduojama nuo 2,0 milijonų iki 2,8 milijonų į hektarą. Aišku, atsižvelgiama į sėklos daigumą, į dirvožemio sąlygas ar vienodas dirvožemio irgi daigumas yra tokia sąvoka ir į sėjos laiką. Taip pat reikia atsižvelgti į sėjos tarpueilį. Kaip minėjau, šitas modelis turi 25 cm tarpueilį, tai didelis jos norma su 25 cm tarpueiliu nėra rekomenduojama, nes tada didelis augalų skaičius eilutėje sudaro didesnę konkurenciją tarp augalų ir tai neduoda gero derliaus potencialo. Dar šitos sėjamosios unikalumas tame, kad jinai gali kiekvieną eilutę atinginėti pagal navigacijos žemėlapį, tai yra taupumas sėklos ir taip ūkininkam dar sudaro galimybę ne tik gauti derlių tikslesnį, bet ir sutaupyti kaštus ant sėklų. Prosit V24 gali sėti ir kintamą normą pagal laukų žemėlapius ir taip pat kintamą normą trąšų. Tai vėlgi ūkininkai šiuolaikiniai tikrai turi pasidarę laukų derlingumo žemėlapius, dirvožemių tyrimus ir visą šitą gali perkelti į mūsų sėjamoją, kad jinai koreguotųsi šitus darbinius parametrus būtent pagal jo lauko atliktos tyrimus. Na ką, o šiandien pasėsime žieminių kviečių veislės iš Saten Union krepšelio. Turėsime 4 veislės, tai bus mūsų visur bandymuose naudojamas standartas veislė Etana, visiems puikiai žinoma. Toliau turėsime 2 naujas ir daug žadančias veislės, tai Polar Cup ir Palas. Taip pat hibridiniai žieminiai kviečiai,
veislė hibiskus. Dar veislė palas sėsime 3 skirtingomis sėjos normomis. Tai šiam bandymui reguliari sėjos norma 350 sėklų į kvadratinį metrą. Bandysime mažinti sėjos normą 300 augalų į kvadratinį metrą ir 250 augalų į kvadratinį metrą. Hibridas, kaip žinia, rekomenduojama sėti praktiškai per pus mažesnę normą lyginant su linijinėmis veislėmis, todėl hibridas bus sėjamas 170 augalų į kvadratinį metrą sėjos normą. Ir žiūrėsime, kas gausis. Kviečių sėja ir vėlgi rudenį kviečiuose yra tam tikri darbai ir tam tikri elementai, ką reikia visą laiką žinoti, ką padaryti, norint tiek augalą paruošti žiemai, tiek jau pradėti formavimą derliaus. Taip, rudenį jūs taip pat jau galit pradėti derlingumo formavimą. Vėlgi, jeigu mes turime sėją laiku, viskas tvarkoj, bet jeigu vėluojanti sėja, tai mes tikrai galime suaktyvinti augalus tam, kad greičiau jie pradėtų vegetaciją, kad jie pasivytų ankstesnius kviečius, kad dalinai jau iš rudenio pasikrūmytų. Tai tam naudojamos paprastai mažosios trąšadėžės, jeigu pas jūs yra sėjamojo, ir startinės trąšos, kaip Seed Sprintas H5 ar turbosidas su cinku. Kas atsitinka? Tada mes maisto medžiagas iš karto paduodam į sėklos guoliavietę ir augalas tik išdygęs, išleidęs mažąją šaknelę, iš karto turi mitybinę bazę. Jisai greičiau vystosi, greičiau išdygsta, greičiau auga ir pasiveja anksčiau sėtus kviečius. Jeigu mes turime mažiau įdėta NPK trąšų, sunkesnį dirvožemį arba kaip tik labai lengvą smėlėtą, taip pat startinės trąšos yra labai efektyvu padidinti kviečio augimo energiją ir tą pradžią padaryti gerokai lengvesnę. Kaip ir visiems augalam, kviečiam taip pat yra labai svarbu šaknų sistema. Jinai nėra liemeninė kaip rapsų gilyn, tačiau jos sluoksninės šaknys turi kiek galima maksimaliau įsidėsti tiek į gilį, tiek į šonus ir tas užauginimas pačių šaknų vėlgi galimas su produktais, kurie turi fosforo. Tai tas pats ruteris su mestaro puikiai tinka, tuo labiau, kad ten yra truputėlį ir amino rūgščių, duos augalui energijos į viršų ir antžeminiai ir požeminiai daliai, armonika, fosforas, kalis ir būtent dažniau pas mus atsirandančių šalnų. Pastebim, kad kalio poreikis augaluose yra tikrai didesnis, intensyviau augalai vystosi, kai kalio yra duodama per visą sezono laiką. Fosforas, kodėl jisai reikalingas, tai visų pirma yra šaknų sistemai, bet taip pat ir augimo energijai. Iš dirvožemio fosforą neretu atveju ganėtinai sunkiai augalas įsisavina vien tik dėl to, kad pats dirvožemis nelinkęs atiduoti fosforo. Tai gali būti ir temperatūra dirvožemio, ir pH, ir pati struktūra. Tai padavimas truputėlį per lapus duoda augalui energijos, duoda signalą šaknų sistemos auginimui ir toliau jau augalas vystosi ir jisai, kada įsivysto pakankamai didelę šaknų sistemą, jau jisai pajėgus pasimti iš dirvos. Kalbant apie pačius elementus, mikroelementinės trąšas, kas yra svarbu, tai ko gero 2 elementai, kuriuos galima panaudoti rudenį, tai yra varis ir manganas. Apie manganą jau kalbėjau rapsuose, tai yra elementas, kuris suteikia augalui daugiau žalumos, fotosintezė stiprėja ir kartu suaktyvina cukrų gamybą ir paruošia augalą žiemai ir taip pat startavimui sėkmingam pavasarį. Kalbant apie varį, tai yra truputėlį įnoringesnis elementas. Reikia turėti omeny, kad varis yra kaupiamas elementas ir galima jį atiduoti iš rudenio. Tokiu atveju jums nereikės pavasarį važiuoti atskirai su variu, nes pavasarį tikrai ūkiuose yra labai daug darbų ir nespėjama atiduoti laiku. O varis atiduodamas iki krūmėjimosi galo. Vėliau jisai neduos norimo efekto ir realiai jūsų išlaidos, jūsų investicijos, jos neduos reikiamos grąžos. Tai varį panaudoti rudenį esant gražiam oram ir laikui tikrai rekomenduočiau. Ir vėlgi reikėtų pasižiūrėti, kokią formą jūs taip darote. Jeigu mes imame paprastą druskinį varį, jisai yra ganėtinai aštrus ir dažniausia purškiamas vienas. Tai vėl reikia paskaičiuoti laiko ir kuro sąnaudas. Tuo tarpu, jeigu jūs imate visiškai kelatizuotą varį, kaip Treatcorp varis, ir norma mažesnė. Ir svarbiausia, kad jisai maišosi su daugeliu augalų apsaugos produktų. Išskyrus tuos, kurie nori būti vieni, bet ten niekas tada nesimaišo, juos reikia vienus purkšti.